Gerbiamas Seimo nariai, ką Jūs manote apie nevaldžios organizuojamą kovo 11 šventimą? Tai čia šiuo atveju konkrečiai apie kovo 11 eitynės, kurias organizuoja Tautinis centras ir jaunimas. Tai visų pirma, tai labai gražu, kad kovo 11 šventė yra pažymima mūsų tautos atstovų, piliečių, visuomenės atskirų organizacijų. Ir manau, kad šiaip ar taip, kad visuomenė ar atskiri piliečiai švenčia ir savo širdyje jaučia didelę pagarbą ir ištikimybę savo tėvynei, nepriklausomai valstybei Lietuvai, tai čia manau, kad ir teigiami dalykai. Be abejo, kai kada iškyla įvairių tokių niuansų, kad ne vienas turbūt kritikas pasisakęs, kad galbūt tie šūkiai arba eitynės ne visada visiems gali būti priimtinos. Be abejo, reiktų vengti tokių labai ekstremalių šūkių arba tiesiog, kai kurie galbūt žaidžia tautinės, taip sakant, santarvės tą galimybės. Bet šiaip ar taip, kad visuomenė ir piliečiai organizuojasi švęsti nepriklausomybės atkūrimo dieną, tai čia, manau, teigiamas dalykas. Kaip Jūs galvojate, Lietuvoje kosmopolitizmas ar tautiškumas labiau skleidžiasi valdžios sluoksnyje? Man regis, kad vis tik tai tautiškumo nuostatos valdžioje yra. Tik tai tiek, kad galimas daiktas, kad ne visada jos principingai yra reiškiamos. Šiaip ar taip, jeigu prisimint sovietinės okupacijos metus, kada tiesiog širdyje kiekvienas savo tą tautinę savimonę išlaikė ir stengdavosi pagal galimybės tą lietuviškumą puoselėti. Jo labiau Jūs atsimenat, kad bandymas, taip sakant, įvesti įvairias gyvenimo sritis rusų kalbą ir panašiai, tai čia absoliuti dauguma priešinosi tam dalykui. O šiaip tai aš manau, kad tautiškumas, tai yra mūsų, lietuviškas tautiškumas yra mūsų tautos viena iš svarbiausių savybių. Ir iš kitos pusės, man atrodo, kad ta visa visuma, bendruomenė viso pasaulio žmonijos kaip tik turėtų puoselėti tas atskirų tautų, tas kultūrinį palikimą, kalbą ir visą tą kultūrinį paveldą, kad ta pokštė, ta įvairovė kaip tik yra didžiausias gėris ir taip sakant, didžiausia vertybė. O tautiškumo, tai kiek man tenka susitikti su žmonėmis, su savo bendražygiais, tai pakankamai daug to tautiškumo yra. Be abejo, valdžios sluoksniuose kai kada nusveria sprendimai ir kartais iš ES įvairių direktyvų ir pažeidžiami yra mūsų tautiškumo nuostatos, bet apskritai aš manau, kad vis dėlto tas tautiškumo, tas jų jausmas ir lygis yra mūsų visuomenėje ir mūsų tautoje tikrai išlikęs ir labai svarbus. Tai gal tada pabaigai, ką Jūs norėtumėte palinkėti visiems žmonėms, kurie švenčia kovo 11? Norėčiau palinkėti, kad ne tik jie švęstų dabar kovo 11, bet ir jų įpėdiniai, vaikai, anūkai švęstų daug metų, taip sakant, ir ateityje. Tai aš manau, kad visa tai, kas buvo atlikta, ir tas pasiryžimas ir tų žmonių, kurie jau išėjo amžinybėm, taip pat reikia juos paminėti, nes tikrai daugelis su tikra patriotizmu širdyje ir siekia, kad būtų atkurta nepriklausoma valstybė. Tai norisi, kad ta valstybė, kaip ir jau Lietuva gyvuoja 1000-metį ir daugiau, kad tikrai mūsų nepriklausoma valstybė gyvuotų amžius. Tai toks palinkėjimas ir svarbiausia, kad mes tikrai būtume persisėmę tautiškumo dvasia, savo tautiškas krikščioniškas vertybės vertintume ir be abejo išlaikytume savo kalbą, kultūrą ir visą šitą. Tai mūsų yra stiprybė, tai yra mūsų dvasinės, lietuviškos dvasinės stiprybės pagrindas.